Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą. Praėjusį savaitgalį Raseiniuose kaimo turizmo sodyboje Karpynė vyko trečioji projekto talentų U15 karta treniruočių stovykla, kurioje 14 talentingiausių šalies mergaičių ir berniukų tobulino savo įgūdžius bei klausėsi geriausių šalies krepšinio specialistų pamokų. Su jaunaisiais krepšininkais ir krepšininkėmis savo patirtimi dalinosi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausias treneris Mantas Šernius, kuris visiems Lietuvos merginų krepšinio treneriams turėjo aiškią žinutę. Jungiamės į bendruomenę, kad mūsų mintis būtų vienodos treniruojant ir kad merginos atvažiavusios čia jau būtų šiek tiek daugiau pašlifuotos, kad vienodai mąstytume ir tą merginų bendruomenę rinkimės, junkimės ir diskutuokime. Treniruotės vaikinams vedė ir Lietuvos U17 vaikinų rinktinės vyriausias treneris Gediminas Petrauskas, kuris po pratybų sakė, kad vaikams sudarytos puikios sąlygos tobulėti. Sudarytos nerealios sąlygos, galimybės tobulėti ir mokintis, tai džiaugiuosi, kad jie su to noru ryžtų dirba. Nepaslaptis, kad ne tik šitoje amžiaus grupėje, daugumoje amžiaus grupių, beveik visose turim tų grinuolių tokių, kuriuos tikrai reikia apšlifuoti, apdirbti ir svarbu, kad jiem nestingtų noro ir būtų sveikata ir manau, kad bus gera pamaina, netgi nebijokim to pasakyti vyrų rinktiniai. Fizinio rengimo treniruotės vedė ilgametis Kauno Žalgirio ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės fizinio rengimo treneris Aleksandras Kosauskas, kuris linkėjo vaikams neapleisti ne tik krepšinio treniruočių, bet ir neužmiršti mokslų proceso. Kas liečia jų darbštumą, pretenzijų nėra. Kas iš jų išaugs, kiek jie toliau eis, priklausys nuo jų, nuo trenerių, nuo jų noro, nuo sąlygų, nuo kiek bus laiko skiriama sportui, kiek mokslui. Savo mintimis apie projektą dalinosi ir Kauno rajono Hoptrans Sirenos vyriausias treneris Linas Šalkus. Yra tos medžiagos, aišku, treneriam reikia dirbti, tai reikia visiems ir aš sakau, ir man reikia kažkada tai vasarą nuvažiuoti, aš tą bent darau, reikia nuvažiuoti dirbti su to jaunimu, reikia mokinti, reikia perduoti tą žinias, ką moku, tą galiu perduoti, kad tikrai darbas jų nuostabus yra. Pats geriausias toks projektas, koks gali būti, aš nežinau, kur tų vaikų negali surinkti, po rajonus važinėdamas surinksi ir sakysi, rytoj važiuojame į čempionatą, tai turi būti branduolys, turi būti susikalbėjimas, jautimas vienas kitos. Šioje stovykloje dalyvavo ir Džiugas Loda, kuris gyvena ir treniruojasi Anglijoje. Džiugas džiaugiasi suteikta galimybė pasisemti patirties. Šaunu, kad pastebėjau iš kitokio šalio ir kad ateinu Lietuvoje, kur gimęs, pažaisti už jaunimo rinktinę, tai geras jausmas. Čia Lietuvoje žaidžia ir kaip Anglijoje žaidžia, tai skiriasi ir Lietuvoje kol kas daugiau patinka. Projektą jauniesiems krepšininkams, kurio ambasadorius yra Ramūnas Šiškauskas, drauge su Lietuvos krepšinio federacija iš dalies finansuoja FIBA jaunimo ugdymo fondas. Generalinė projekto rėmėja Lietuvos kompanija Enerstena. O čempionų užkandžius dalyviams dovanoja prekybos centras Lidl. Mes už Lietuvą! Už Lietuvą!